Pasaka apie katytę sode. Seniai, labai seniai, viename mažame jaukiame namelyje, miesto pakraštyje, gyveno smalsi katytė vardu Emilija. Ji buvo pūkuota katytė ryškiomis, kartais mėlynomis, kartais žaliomis akimis, kurios iš nuostabos žibėjo stebėdamos viską aplinkui. Kartais namuose esantys žaisliukai jai atsibosdavo ir tekdavo ilgai pagalvoti, ką naujo ir įdomaus galima būtų nuveikti. Kartais ji sugalvodavo naują šokį, kartais paskaitydavo seniai pamirštą knygelę, o kartais tiesiog imdavo gaudyti savo uodegą. Vieną saulėtą rytą ji pastebėjo atidarytą langą ir nusprendė pirmą kartą patyrinėti už namo esantį sodą. Galbūt sode gyvena dar tokių kačiukų kaip aš, paklausiu jų, kokius žaidimus jie žaidžia. Kai Emilija įžengė į sodą, jos letenėlės pajuto švelnų žolės prisilietimą, o nosytė užuodė gėlių ir žemės kvapą. Ten buvo naujas pasaulis ir ji nekantravo sužinoti, kokias paslaptis jis slepia. Vos pasisukus į kairę pusę, ji pastebėjo kažkokį ryškiai raudoną daiktą, kyšantį iš už didelio medžio lapo. Emilija priėjo arčiau, labai tyliai, vos liesdama žolę pirštų galiukais, iš susijaudinimo vizgindama uodegytę. Pasirodo, ten kabėjo didelis, apvalus, raudonas obuolys. Sveikas, obuoly, gal nusileisi žemiau? Aš norėjau tavęs paklausti, ar žinai kokių naujų žaidimų? Tačiau obuolys nieko neatsakė. Jis tik atsuko raudonesnį šoną į Emiliją ir tuoj pat vėl užsidengė jį lapo kraštu. Emilija, kiek pamąsčiusi, įsispyrė į žemę ir pašoko taip aukštai, kad vieną letenėlę beveik pavyko lengvai kepštelėti obuoliui. Tai pamatęs obuolys pasakė: Ką čia darai? Ar nematai, kad šildausi žaliausią savo šoną saulėje? Dabar pats geriausias laikas nokti. Geriausias laikas nokti? O kaip reikia nokti? Paklausė Emilija. Aš niekada nesu žaidusi šito žaidimo. Obuolys nekantriai atsakė: Taigi šitaip, atkišk žalią šoną į tą pusę, kur saulė kabo. Tada nejudėk ir lauk, kol paraudonuosi. Raina katytė Emilija, pakedenusi savo kailiuką, nerado nei raudono, nei žalio šono, tačiau vis tiek nusprendė pabandyti. Atsisėdo ant kelmo, pasišildė saulytei, bet galiausiai ir šitas žaidimas jai atsibodo. Pajudėjo Emilija dar toliau, link kito sodo krašto. Staiga jie išgirdo tylų balselį. Labas, pūkuotoji, kas tu tokia? Taip jie kreipėsi ryškiai raudoną boružėlę su nedidukėmis juodomis dėmelėmis. Aš esu katytė, mano vardas Emilija. Mandagiai linktelėdama galvą atsakė katytė. O kas tu tokia? Boružėlė nusišypsojo ir tarė. Aš esu boružėlė, čia mano namai. Niekada nesu tavęs mačiusi mūsų sode. Ką čia darai? Sode esu pirmą kartą ir čia ieškau naujų žaidimų. Ką jūs, boružėlės, mėgstate žaisti? Paklausė katytė. Boružėlė buvo draugiška ir mielai pasidalino savo mėgstamiausių žaidimų. Man labiausiai patinka išskleisti spalvotus sparniukus ir skraidyti aplinkui, jais smarkiai muzikuojant. Smagiausia yra pabandyti kuo greičiau nuskristi nuo tolimiausios obels šakos ant kitoje sodo pusėje augančio beržo šakos. Pabandyk. Emilija susimąsčiusi pakėlė vieną savo letenėlę, tada kitą. Spalvotų sparniukų niekur nesimato. Pasisukusi dar, pabandė tankiai pamojuoti savo uodegą, bet ir tai netrodė labai veiksminga. Klausyk, boružėlė, gal geriau tu pradėk ir aš tada skrisiu iš paskos, paklausė Emilija. Aš dar nesu žaidusi su sparniukais. Žinoma, paskui mane, tarė boružėlė ir pakėlusi sparnelius, greitai pradingo tankiame obels lapų krūme.
Katytė dar bandė vytis boružėlę, bet kadangi nei obuolio nepavyko pagauti, skrendančios boružėlės į medžio gilumą ji net nebesiryžo sekti. Besižvalgydama aplinkui, Emilija pastebėjo kažką šnarant šalimai augančiame krūme. Susidomėjusi, ji lėtai prisliūkino prie jo, ausytės pastačius ir akytės išplėtus. Kai staiga iš krūmo išlindo maža pelytė, lengvai virpindama ūselius. Labas, tik nesugalvok manęs čia valgyt, pasakė ir įdėmiai žiūrėjo į Emiliją toliau pelytę. Suvalgyt? Aš jau prisivalgiau skanių sausainukų iš savo dubenėlio. Man labiau patiktų pažaisti, bet visi šitame sode atrodo užsiėmę. Pelytė kiek pralinksmėjo išgirdusi tai. Ji taip pat buvo dar gana maža ir labai mėgo žaisti. Na va, pagaliau sutikau, kam taip pat patinka žaisti. Žaidžiame, katė ir pelė. Tu būsi katė, o aš pelė, pasakė pelytė ir atsistojo ant užpakalinių kojų, pasiruošusi bėgti. Gerai, atsakė katytė. Tik susitarėm, kad žaidžiam be sparniukų. Aš paskui tave į medį nesuspėčiau. Kokių dar sparniukų? Nusijuokė pelytė. Mesgi tokios pačios, 4 kojos ir uodega. O dabar gaudyk. Ilgai viena kitą gaudė naujas draugės. Išlakstė visą sodą, kol pagaliau saulutė ėmė leisti žemyn, nudažydama dangų šiltomis spalvomis. Atsisveikino abi, grįžo į savo namus ir jau nekantravo sulaukti, kada kitą dieną galės vėl susitikti ir susigalvoti dar daugiau naujų žaidimų. Pasakos pabaiga.